Praėjusieji metai Lietuvos sportui, sakyčiau, buvo tikrai geri. Ir labai džiugu, ir man kaip miesto vadovui malonu, kad beveik pusė brangiausių spalvų medalių tarptautinėse Europos pasaulio čempionatuose yra iškovoję Vilniaus miesto sportininkai. Ir norėčiau palinkėti, kad šie metai būtų dar geresni, kad nebūtų traumų, kad nebūtų per daug panelių, kaip buvo paminėta, ar alaus, ir kad visi būtų orientuoti labai aišku tikslą pergalės, kurios džiugina jūs, sportininkus, kurios džiugina be abejo trenerius, ir tai yra tam tikras atlygis už tą darbą, kurį dirba kiekvieną dieną, ir kuris mažiau matomas televizijos ekranuose, tai be abejo malonu artimiesiems ir aišku Vilniaus miesto gyventojams.